Labas rytas, sveikinuosi jau nebe saulėtoje, tačiau vėjuotoje, ankstyvoje sekmadienio ryto dienoje. Ir truputėlį labai trumpai norėčiau atskleisti vieną temą, kurią pastebėjau ir kaltininkai, jeigu matosi, yra va štai tie visi vaisiai, kurie dabar šiuo metu pas mane ant stalo, o pastebėjimai vyko tada, kada prieš daug metų pradėjau kurti natūralius, be chemijos, iš tikrų produktų desertus ir kiekvieną kartą besirinkdama jiems ingredientus, bevaikščiodavau po turgų, po parduotuves, pradėjau pastebėti, kad bet juk niekur nėra, kad obuolys, kriaušė, nektarinas, jis būtų kažkoks netoks, kad su juo kažkas būtų negerai, kad jo nesinorėtų paimti, kiekvienas vilioja sava forma, spalva, kvapu, aromatu ir kiekvienas siūlosi būti parsineštas ir panaudotas. Ir pas mane visada yra toks kaip rotacijos principas, kada vieni labiau sunokia, kiti labiau, sakykime, dar tik tai jiem kažkiek tai trūksta, nes visada žinau, kur jie bus panaudoti, ar į kokteilį, ar į desertą, ar į valgymą, ar į sultis. Todėl yra susikurti savi algoritmai, kada vaisius ir kur tuo metu jis keliaus. Ir besirenkant, įmant ir nektarimą, įmant ir persiką, įmant ir obuolį, įmant ir kriaušę, visada jums taip nebūna, kad stovi ir noris ir tą imti, ir tą padėti, ir tas gražus, ir tiesiog mėgaujasi, jau matai, kaip jisai galutiniam variante sunoks, arba kaip jis gražiai įsipaišys ir susiderins su kitais vaisiais. Jeigu aš kalbu tai apie desertą. Todėl man labai iš stebėjimų ir pastebėjimų, kalbant su žmonėmis, žiūrint santykius, stebint ryšius tarp kolegų, tarp vyro ir moters, man ne tai, kad erzina, man vienu momentu pradėjo kilti tokia ir ne abejonė, tačiau keistas vien pasakymas buvo, kada, sakykime, aš nusipirkusi, nes aš išsirinkau obuolį su tam tikra spalva, su tam tikra forma, su tam tikrų sunokimu, aš nusipirkau jį išbaigtą. Jis buvo pamatytas mano žvilgsnio, susitiko, jis buvo paimtas ir su pasimėgavimu parsineštas. Ir niekur nesumačius ir vaikščiant po sodus, besimėgaujant spalvomis ir stebint, kaip jie noksta, kaip jie keičia savo atspalvius, aš niekur nesu mačius ant medžio, kad obuolys kabėtų va štai toks. Viena puselė ir kita puselė. Ant vienos šakos ir ant kitos šakos jie įdėtų pastangos susitikti vienas su kitu. Gamtoje viskas tobula. Nuo iki, nesvarbu, ar tai būtų obuolys, ar tai būtų kriaušė, ar tai būtų tas pats nektarinas, kažkaip viskas iškraipyta tik tarp žmonių. Ir kada yra naudojama ir įvardinama nuo pat vaikystės, kad kai tu užaugsi, tau reikės susirasti gerą, turtingą
vyrą ir būti laimingai. Susirasti, jeigu tave kas paims su tokiu bjauriu charakteriu, antrą savo pusę. Antrą savo pusę. Ir tada man pradėjo kilti klausimas, gerai, jeigu man reikia antros pusės ir aplinka, šeima taip sako, vadinasi, jie bando ir atvirų tekstų man sako, kad aš esu pusė, ta kita pusė. Nes jeigu man reikia antros pusės, vadinasi, aš aplinkai ir mane kiti identifikuoja kaip pusė. Ir tada klausimas, o kuri pusė? Kuri? Nes obuolys kabantis ant šakos, jis yra tobulas. Jis yra tobulas, jis nedalinamas, jis išpildytas, jis toks, koks yra, jam nereikia įrodinėti, prisitaikyti, jam nereikia užbaigti savęs ir rasti kito obuolio, kad jis jau būtų fainas ir skanus ir kvepėtų ir jį norėtų paimti. Jam nereikia kito obuolio nuo kitos šakos, kad jis būtų pilno skonio ir atliktų tą paskirtį, dėl ko jis ir yra. Žmogus, augdamas, jis auga kaip pusė. Tas pasakymas antra pusė, todėl man ir pradėjo eiti iš vidaus pasipriešinimas. Gerai, vadinasi, jeigu aš esu pusė, man tada reikia apsispręsti ir nuspręsti, kokia aš esu. Jeigu yra yin ir yang, yra tamsa šviesoje, šviesa tamsoje, tada eina iš čia ir kyla iškraipimai, kad aš esu faina, aš esu pūkuota, aš esu rožinė, aš matau savo šviesėje pusę ir tiesiog aš turiu sutikti ar rasti, ko nepamečiau, tą kitąją pusę. Ir tada, jeigu kažkas gyvenime vyksta ne taip, aš žinau, kad jau kažkas, bet ne aš, ne mano ta pusė, juk kalta kita pusė, kodėl man kažkas pasisekė arba nepasisekė. Aišku, kai pasiseka, mes mažai kam dėkojam, ar ne, nes tai man čia visi nuopelnai. Tačiau jau kažkas pakrypsta ne taip, kaip man norėtųsi, vapsos jau pradėjo. Tai jau tavo pusė yra kažkuo ir kažkuom ne tokia, kokia aš tikėjausi. Ir tada, jeigu žmogus laiko save pusę ir rasdamas pagal aplinkos suvokimą, kad aš radau savo antrą pusę, automatiškai, matot, kaip ir vapsva, jinai jau žino, kur saldu. Viena pusė sutiko kitą pusę ir automatiškai iš čia eina, aš radau ir aš prisiklijavau, nes sudarau visumą ir gaunasi vienas. Gaunasi taip, kad štai ta mano kita dalis, iliuzinė, kurią aš kabutėse radau ir turiu teisę dabar prisiklijuoti
kontroliuoti, reikšti pretenzijas ir kitaip išnaudoti, nes tai juk mano, tai aš pagaliau įsirbiau iki pat ląstelės, nes tai tapo viena. Tačiau man taip netinka, nes iš tų pusių eina daug toksiškumo, eina daug sunkaus, klampaus, įvairaus, ne pagal mūsų, sakyčiau, lengvumą. Ir tada iš čia eina labai negražių, nesavarankiško sprendimo. Iš čia eina jis privalo, iš čia eina daug pretenzijų, iš čia eina daug kontrolės. Nes tai ne apie mus, nes tai ne apie išpildytą, išbaigtą, savarankišką, užsipildžius meilėje, džiaugsme, buvimu savyje su savim ir savęs turėjimo būsena. Iš čia eina ne tai, kad susitiko pilnai brandus, tam tikromis sąlygomis nokintas, augintas, perduotas, į pasaulį paleistas, brandus žmogus, lygiai taip pat eina kitas, kada žmonės susitinka, jie abu savaip gražus, savaip įdomus, savaip tobuli, savaip ypatingi, savaip svarbus. Ir tada, kada susitinka iš šių dviejų išpildytų pilnų, jokių pusių su savo tamsiaja, šviesiaja dalimi, ir kitas žmogus, kada su šviesiaja, tamsiaja savo dalimi, susitinka tik tam, kad vienas kitame pamatytų save, kad vieni per kitus kuo labiau atskleistų savo vidinį pasaulį, kad vieni per kitus ir kartu jie padarytų didesnį fontaną šviesos, džiaugsmo ir kūrybos. Nieko neįmanoma padaryti iš pusę, nes visada bus nepasitenkinimas, visada bus trūkumas. Kada analizuoju numerologijos likimo matricas, visada dažnai labai aklojoj zonai būna viena energija, kuri rodo, kad didelis trūkumas meilės, didelis poreikis meilės ir pirmiausia žmogus, jis nemoka duoti meilę savo. Kada aš į pasaulį einu iš pusės, automatiškai visada man bus trūkumas susirasti ir kabintis į kitą žmogų, nesvarbu ką, į tėtį, į mamą, į draugą, į kolegą, į pažįstamą, kad atsikasti ir užpildyti tą savo pusę. Pusė negali būti pilnas, jis visada bus trūkume ir visada eis per pasaulį ir gyvenimą, norėdamas ir ieškodamas, kur jam užsipildyti, kur jam rasti tą kitą savo dalį. Tačiau jeigu žmogus per gyvenimą eina iš pilnatvės ir pilnumo, iš mokėjimo būti su savimi ir su kitu žmogumi, jis turi tik intenciją, kad kitas žmogus
tai galimybė ir įrankis dar labiau su savim susipažinti ir iš savęs ištraukti, pamatyti, koks dar aš galiu būti. Kitas žmogus tik tai tam, kad apšviestų mano vidinės traumas ir kaip brandi asmenybė, aš už tai galėčiau jam padėkoti ir kažką su tuo daryti. Todėl pusė mano racione, ar desertų kūryboje, ar santykiuose su žmonėmis neegzistuoja. Pusė tai niekada negali būti visuma. Pusė tai nepriimti savęs, atkirsti, kažkurią savo dalį praignoruoti, tai gerai dar jeigu taip, o gali būti, sakykime, dar variantas būna, gali būti ir va toksai va, žmogus per gyvenimą einu va su tokiu va trečdaliu. Todėl ir iš čia išeina apie tai, kad kiek aš esu atidarę savo širdį, ar jinai pas mane atidaryta ir aš einu iš tokios pozicijos į santykį, į kontaktą su žmonėmis, ar pas mane širdis uždaryta ir aš einu iš trūkumo, iš noro nuolat būti pamatytai, užpildytai, išpildytai ir kažkaip taip per situacijas pamatytai, įvertintai, pastebėtai. Ar aš esu ir man nereikia įrodyti, jog jis obuolys, jis negali būti kriaušė. Obuolys negali būti nektarinas. Nektarinas yra nektarinas su savo kvapu, aromatu, forma, jis yra toks. Tačiau mūsų galbūt užduotis yra eiti per gyvenimą iš pilnumo, iš džiaugsmo, be savinimo ir nusisavinimo kito, be noro, būnant obuoliu, patapti nektarinu, be lygiavimuose, be matavimuose. Gerai, jeigu mes turim konkretų žmogų, su kuriuo žmogus nusprendė pasivaržyti, pasimatuoti, pasilyginti, bet tik tai tame dėmesio centre, ką matom, o kiek dar nematom, kiek pasaulyje gyvena žmonių, į kuriuos galėtume lygiuotis arba varžytis, o kam to, jeigu aš esu pilnas, išbaigtas, gražus, tobulų formų, spalvų, atspalvio, ką man viso tai, jeigu aš žinau, kas aš esu. Ir jeigu kada susitinka du žmonės, jie pasirenka vieną kitą vien dėl to, kad jiem gera būti kartu, jiem įdomu būti kartu, jiem įdomu kalbėtis, keistis, papildyti vienas kitą, pasipasakoti, nes brandumo, kol atėjimas iki brandos, buvo kažkoks nueitas kelias ir etapas, skausmingas, tam tikros aplinkybės. Pusė tai klaidžioti po pasaulį, ieškoti to, ko nepamesta ir kas yra arčiausiai, nepripažįstant, kada tą kitą pusę aš pilnai galiu įvardinti ir būti
pamatyta, ko aš visada vengiu. Ieškoti antros pusės, kurios nėra, kuri viena ir kita pusė tik sujungus susidaro visuma iš savo pliusų ir minusų, iš savo tamsos ir šviesos, klaidžioti po pasaulį ir kurti savo kančią per religijas, per įvairius tikėjimus, per įvairius judėjimus. Tas pats, kad neigti, kad mano tėvai yra va tie tėvai ir mano tėvai yra netinkami tėvai ir aš išėjau į pasaulį platų ieškoti kitų tėvų. Ir po daug metų sugrįžti ir pripažinti, koks suklaidinimas ir kokiam pasimetime mes savaip kiekvienas buvome stumtas. Todėl, jeigu baigti, jeigu trumpai, ką norėjau danešti iki to, kad nebūkim pusės, būkim pilnas. Ir tada į mūsų gyvenimus ateina tokia pat pilni, savaip įdomus, savaip trenkti, savaip žaismingi žmonės iš pilnumo. Ne iš trūkumo, bet iš pilnumo. Kada rankas tiesiu ne tai, kad paimti, bet kada rankas tiesiu, kada duoti, tai kas manyje. Ir pilnas obuolys jam tas pats. Yra antras, yra ar trečias. Jam ir taip jau faina, kad jis yra. Jis yra ir kitaip būti negali. Jis yra ir klaidos negali būti, kad jis netoks, kad jis nereikalingas. Todėl aš namuose palikau dar vieną vaizdinę medžiagą, kada būnam graužtukai, ne? Kur visada einam su ištiesta ranka elgetos ir užpildyk mane, užpildyk. Įsivaizduokit, tas graužtukas eina per gyvenimą ir jis niekada nepasisotina, niekada neužsipildo. Todėl mano šios dienos palinkėjimas būtų tame, kad nebūkim graužtukais, nebūkim pusės, būkim pilni. Pilni žavūs, pilni linksmi, pilni kūryboje, pilni savo priėmime, tokie, kokie esame. Nes jeigu jau esame čia, taip turi būti. Ir tie žmonės, kurie norės būti šalia mūsų vien todėl, kad mes kūrėm ypatingą būseną ir per gyvenime nešam tam tikrą savo energiją, kuris sklinda iš mūsų, jie bus. Mums svarbu žinoti ir pajausti, kas mes esam patys savo, kuo mes save laikome. Ar mes žinome, kad galime būti ir tamsa, ir šviesa? Ar žinome, kad galime būti ir blogis, ir gėris? Ar žinome, kad galime būti ir pikti, ir linksmi? Ar leidžiame savo būti visokiais? Ar leidžiame savo kitam būti toks, koks jis yra? Ar pasidarom išvadas ir kitą kartą padarom kitokį pasirinkimą? Jei aš save laikau pusę, visada bus kančia, visada bus nepasitenkinimas, visada bus trūkumas, visada bus alkis, visada bus poreikis, kad šalia aplink mane būtų žmonės. Visada aš klijuosios
ir nusavinsiu kitą kaip savo nusavybę. Jeigu aš einu iš pilnumo, jeigu man gera pačiai su savimi, jeigu aš apsalusi nuo savo formų, grožio, žaismingumo, nuo bučiuotų saulėje skruostų, man gera ir bus pačiai su savimi. O kada man bus gera pačiai su savimi? Žmonės su mielu norės būti šalia manęs. Todėl linkiu atrasti savyje tą autentišką, ypatingą, tik jūsų išbaigtą, išpildytą spalvą, skonį, skambėjimą, kurį savimi nešat šiame pasaulyje. Gražios jums dienos, iki greito.